televizijos žiūrovai. Ford Fiesta kėbulas atsirado pas mus garaže visiškai netikėtai. Mes pradėjom konstruotis M3 BMW automobilį, bet supratom, kad su juo važiuosim, driftuosim, o mums labiau patinka lenktyniauti. Kadangi atsirado Lenkas, Jočas, sakyčiau, buvo su Peugeot R2. Ir kai yra ta konkurencija, kai tu kovoji dėl tų sekundžių, supratom, kad norim lenktyniauti, o ne driftuoti. Ir pradėjom galvoti apie 4WD automobilį. Galvojom apie vieną variantą, antrą, trečią. Kol galiausiai parašiau Martynui. O Martynas man sako, žodžiu, atvažiuok, pašnekėsim ir kažką sugalvosim. Tai taip ir atsirado. Atvažiavom pas Martyną, o išvažiavom su Fordu. Deivis man paskambino ir sako, aš šnekėjau su Martynu ir Martynas mums duoda kėbulą. Ne visai taip yra duoda, bet... Ta prasme, yra šansas pasiimti, susirinkti. Pradžiai galvojom, kad kaip ir faina, bet paskui kaip prasidėjo darbai Deivio, nes mūsų planas buvo per žiemą susitvarkyti ir pavasarį startuoti. Bet gavosi kaip gavosi, kad mes vidury sezoną tik tai. Ir to didelę Deivio užsispyrimo jėga į Rokiškį spėjom. Nes iš tikrųjų tai buvo tokia situacija, kad Tomas sako, nespėsim. Aš sakau, spėsim. Ir bet kokią kainą, žodžiu, mes ten išvažiavom. Tas pirmasis mūsų sezono varžybas, bet šiaip ir brolis kartu dirbo, ir šiaip labai daug padėjo Martyno komanda. Tai bendrom pastangom, žodžiu, pasiekėm šitą tikslą. Tai surinkus pačią mašiną, buvau visiškai nemiegojęs. Atsimenu, jau Rokiškio ralis, jau reikia važiuoti techninę komisiją, bet kažkaip neištvėriau, galvoju, nors truputį pavažiuosiu su tą mašiną, išvažiavau. Ir tada supranti, kad tas darbas ir naktinėjimas, tos bemiegės naktis taip greit atsiperka, ten taip smagu, ta mašina taip stoja, ten valdosi, vairas lengvas. Ir tada tik aišku buvo baimė, kai išvažiavom į testinį greičių ruožą, kaip jinai stoja, ar gerai veikia stabdžiai, ar kažko nebūsiu neprisukęs, kad neatsisuktų. Tai turėjom daug visokių minčių, bet po truputį važiavom tą testinį greičių ruožą, greitėjom, matėm nepabaigtų vietų ir tiesiog šlifavom, tvarkėmės ir gazavom. Buvo labai daug drifto. Mes patys labai nustebę buvom, kodėl taip pabėga mašinos galas pastoviai. Ir sakom, paskui galų gale ten į ralio galą jau išsiaiškinom daugmaž, kas jie yra negerai, kas namų darbų prisirašėm pilną lapą, ką dar daryti reikėjo. Tai šiaip tai įspūdingas startas jos labai yra. Tiesiog ten prie sėdynės tave įspaudžia į sėdynę ir kartais net skaityti sunku. Man labiausiai patiko, kai išstartavom, finišuojam, sako, geriau traukinį į Micas. Nors iš tikrųjų ten to greičio ant tiesiosios po to, kai gali pasilyginti, pasižiūrėti, tai Micas ten 15 km greičiau gal važiuoja. Ar dar daugiau. Startas, posūkiai, tas įrėmimas į sėdynę, visą laiką mašina linguoja. Nemažai šiaip. Tų tokių gerų emocijų suteikia. Atsakingumas labai padidėja, nes greičiai dideli ir jeigu ką nors ten nedaskaitysi arba neužskaitysi, tai gali būti labai skaudžios pasiekmes. Tai iš pradžių su Deiviu tarėme, sakau, Deivi, jeigu matai, kad aš jau nespėjau, tai tu, sakau, bent jau neliek. Žodžiu, buvo visko ten pas mus. Ne tas ir galvoju, ir aš negirdėjau tos stenogramos pirmose varžybose, bet galiausiai, sakau, tu pralėki tą greičių ruožą, ten Tomas sako, blem, gerai varom, ten visai pasižiūri rezultatus ir tu supranti, kad nifiga tu gerai tą varai. Bet sakau, ta emocija, ta mašina, ten tie greičiai stveria, šoksta, lekia. Ne, tai čia ta pirma emocija buvo mums Rokiškio po antro greičio ruožo, kai Deivis sako, blemba, jau čia lėkiam, pasižiūrim laiką 17 sekundžių nuo Radišausko.
Deivis tada sako, tai kaip jie tada čia lekia? Aš sakau, Deivi, nusiramink, po kelių greičio ruožų ir mes taip pat lėksim. Nu, panašiai. Ta prasme, į ralio galą jau pradėjom nuo Hebros ten po sekundę, po 2 gaudinė. Tai progresas įvyko. Matai, mes su Honda, kai važiavom, tai ta stenograma buvo jau labai panaši į tą, kad tu ten mažai naudoji metrų, mažai naudoji kažkokios nereikalingos informacijos, tik tai, ko tau reikės. Ir jeigu tu matai, kad ten yra svarbesnė vieta, kad man tikslumo reikia. O šiaip labai viskas panašu ir mes tikrai nieko nekeitėm. Ne. Biškį kažką išmetėm, kad, ta prasme, buvom sutarę tą, ką matom, tą nesakom, o važiuojam. Tai Ja. daugiau tokių atsirado atspirties stabdymo taškų jau, kur nuo kur. Iš esmės gaunasi, kad kai tu atvažiuoji be testus tokią mašiną, ji nėra labai greita ant tų tiesiųjų, ten to greičio daug neturi, bet kai tu supranti, kad reikia labai lėkti posūkiuose, ten skaitau, jeigu gerai pastreniruotum, ten mažai kur turi stabdyti, nes tu truputį stabdai ir prarandi laiką. Tai sakau, man atvažiavus į startą visą laiką jinai kelia stresą, nes aš nežinau, kaip reiks važiuoti ir kiek mes čia turėsim laikyti, žinai. Tai su tomu visą laiką bandom apstart stenogramą, bandom tas pavojingesnės vietas apsižiūrėti, kad būtų ramesni ten, kur nereikia rizikuoti, o kitur pušinimą. Sakau, ten kažkaip tai kitaip, sakau, važiuojam, viską darom taip pat, kaip važiuodavom seniau ir bandom dirbti tuo, kad kitaip kažką daryti, kad būtume greitesni. Nes labai jaučiasi padangos labai jaučiasi, kada su naujom važiuoji ir su nenaujom. Tai ir aišku, mums dar tas nepatirtas jausmas, kad Utenoj mes 3 ar Elektrėnuose 3 važiavom, kad, ta prasme, kelias nenuvalytas, va tas va. Nes visada su Honda ten per viduriuką 20 važiuojam, tai, nejausdavom šito reikalo. Dabar, va, naujas faktorius įeina, kai kelio valymas prasideda. Ir sakau, tas labai atsiliepia, kai jau antrą kartą reikia važiuoti, bliam, atrodo, sugrįžom ten, kur turim važiuoti. Tai gerai, iš karto viskas gaunasi. O šiaip tai irgi, čia pirmi mūsų tie raliai, pirmas tas sezonas, biudžetinis labai smarkiai, galima sakyti. Realiai Rokiškį suvažiavom su 4 padangom ir galvojame Elektrėnuose taip pat išsisuksim. Tai nekeitėm, taupėm ir supratom, kad čia nepritaupysi. Čia gali kainuoti vėliau smarkiau. Manau, nebloga, visi esam, žinai, kaip šeima, suprantam, kaip čia įdomu lenktyniauti ir kai atsiranda ta tokia kova. Tu į trasą lenktyniauji dėl tų sekundės dalių, o už trasos ribų tai esi draugas, pažįstamas. Bandai patart, kažkam padėt, ką esi pakeitęs, padėjo, nepadėjo, pasidalintom žiniomis ir kiti taip pat. Nu, tą matai, partnerystė užsimezga taip visai netikėtai su jais. Jie mane įkalbino į tą projektą. Tai viskas po truputį, man net pačiam būdavo seniau keista, kai tu važiuoji su Honda, ten su to BMW atrankas tas daryti. Visiškai skirtingi automobiliai, skirtingi vairavimo stiliai, bet taip po truputį augom ir užaugom iki to, kad turim šitą automobilį ir tada sugalvojom, kad reikia pasipuošti kažkaip gražiau. Jie sutiko su šitą mūsų avantiūrą ir mūsų papuošė ir automobilį. Tai ir, žinai, būtume važiavę su pilku Fordu, tai realiai kaip pilka pelytė, netaip matome, o dabar, žinai, visai smagu ir jie, manau, ir mum. Ta prasme, dėmesio tikrai daugiau sulaukiam, ypatingai servize, kai prieina žmonės ir sako, jūs malačiai, jūs čia gerai pavarot, žinai, taip ir toliau. Ir tiesiog žmonėm įdomu, kaip tą mašiną surinkta, klausia, ar galim pasižiūrėti, ar čia, sakom, prašom, žiūrėkit, ką paklausė, tą atsakom, bet įspūdį žmonėm darom gerą, bent jau tiek iš žmonių galima. Ne, smagiausia tai yra tas, kad tu grįžti po ralio, nebereikia ten ieškoti kaip dinozaurų tų nuotraukų, žinai, jų visur pilna.
Gaila tik tai, kad tos nuotraukos dabar yra visos ore, žinai, visos tokios jau vienodos. Norėtųsi daugiau ant posūkių, bet nieko, kartais atsiranda ir tokių. Bet šiaip jo, dėmesio turim, smagu, kad ateina žiūrovai, ne tik paklausia, kaip sekasi, bet dar nori nusifotografuoti. Aišku, labai sunku su jais neįsivelti į tokią kalbą, kad jie jau galvoja, kad vos net tu čia būsi čempionas, kas būtų, jeigu būtų su R5. Tai žinok, kad tikrai galim pasakyti, kad čia reikia smarkiai dirbti, daug ir finansų turėti. Šiai dienai mes taip negalim, o tą greitį, kurį mes turim, tai mums pilnai pakanka, kad smagiai praleistume laiką. Atsitiko tai labai paprastai. Deivis buvo mano šturmanas ir kartais jisai pavairuodavo. Aišku, ne per šitos, ne per kur mes važiuodavom, bet būdavo ten sprintas, dar kažkas. Ir matau, kad šitas vaikas gali gerokai greičiau už mane važiuoti. Tai mūsų buvo toks sutarimas, sakau, Deivi, tu padaryk mane čempionu ir tada, sakau, keisimės. Tada jau, sakau, aš tau šturmanausiu, ne tu man. Tai... Ir pasirašė jisai ant šitos avantūros. Aš tai truputėlį pridėsiu, nes aš prisimenu kiek kitaip tą istoriją mūsų. Mes turėdavom tokių testų. Išvažiuojame, aš Tomas laik sakydavau, čia spausk, čia laikyk, čia daryk tą, na. Ir Tomas, imk tu tą mašiną ir parodyk, tipo, štai. Ir atsidavęs pralekiam versmiai. Ir Tomas sako, žinai, jeigu blogai man seksis vairuoti, mes nesikeisim. Tai va, tai taip ir po to Tomo šitą išsakyta mintis atsirado ir aš sakau, okei, darom. Tai ir taip po truputį Tomas tapo čempionu ir mes apsikeitėm. Padangose slėgį tikrinu. Ratus valau? Ne, langus valau. Jo, dar langus valau. Laiką kontroliuoju. Bent jau stengiuosi kontroliuoti laiką, kada kiek. Kai pradėjom, tai buvo biški mano ten kliurkų tokių, bet jaudulys ten buvo, ten nauja mašina. Tai vat. Dažniausiai turbūt mašiną vežu, transportuoju į vietą, dirbu kaip vairuotojas. Ir Deiviui gėrimus, kokteilius darau jam. Ja, nes ant tipo, žinai, būna dažniausiai mažai miegojęs ir Tomas ten užtaiso tokių gėrimukų, kad energija ten, aš nežinau. Na, žodžiu, skaniai susigeria. Normaliai, bomba, gerai. Ja, tai prieš kiekvieną startą ten likus kažkiek 10 minučių. Žodžiu, Tomas kontroliuoja, kada ten ką padaryti, kada išgerti. Kiek tai ten ką reikia užmaišyti, jis viską ten padaro ir aš tik tai geriu ir vairuoju. Ir matot rezultatus. Ja, jeigu norit rezultatų, tai kreipkitės, užmaišys ir jums kokteilis. Tai žodžiu, mes be tų kokteilių, be visų šitų niuansų, kur turim, tai yra ir brolis su tėčiu. Tai jie pas mus vaidina tokį kaip mechanikų vaidmenį. Aišku, ten daugiau viską daro. Ten nepasakysi, kad tik tai ir detalėm rūpinasi iki varžybų, ir ten laksto, ir tą daro. Dabar jau ir brolis po varžybų iš karto tą mašiną sužiūri, bando. Bet šiaip iš esmės tai pagrindinis jų darbas, tai varžybų metu taip padaryti, kad mums nereikėtų irgi gulėti kartu su jais po tą mašiną. Tai iš esmės gavosi taip, kad visai netikėtai brolis šiaip turėtų važiuoti pats sezone, bet mes susitarėm taip, kad jeigu aš Elektrėnuose finišuoju top 5 su Tomu, tu kitą ralį vėl mum mechanikauji. Mes tą planą ir įvykdėm. Tai nuo šiol jisai mechanikauja. Bet aš matau, kad jam patinka, tėčiui irgi patinka, tai žinai, toks bendras hobis, vis tiek tai yra mūsų toks gyvenimo dalis, kai nori būti autosporte, vienokio ar kitokio atveju. Kai pats važiuoja, turi labai daug ko rūpintis, dabar jie, kai nevažiuoja, mechanikauja, šiek tiek mažiau ko reikia pasirūpinti, bet manau, kad jie lygiai taip pat smagiai leidžia laiką. Tai su šeima čia viskas, kartu viskas. Čia be šeimos, čia žinai, pasakytų ne ir viskas. Fordas į garažą duris uždaro. Raktą išmeta ir kas tada. Žodžiu, pats simuliatorius
pridėjo labai pačiai pradžiai, kai tu išvažiuoji tas varžybas, tu jau maždaug žinai, kaip tą reikia vairą sukti, ką daryti, klausyti šturmano, bandantis, tarkim, nori greitai suvažiuoti, neužtenka tik tai, kad mes su Tomu, jis gerai suskaitytų stenogramą, aš ten gerai suvažiuočiau. Yra dar labai daug to nematomo darbo, kai tu ten turi analizuoti tą patį greičio ruožą, žiūrėti, ieškoti video, kur yra pavojingos vietos, kad tu ten lygiai taip pat nepakliūtum. Tai sakau, tas Richard Burnsas padėjo tas, kad tu analizuoji, mašinos nustatymus darai. Ir sakau, dabar irgi, kai mes išvažiuojam, tie visi pakeitimai mašinai, kur atsiranda varžybų metu ar prieš varžybas, labai juntami ir gaila, kad aš dar pats nemoku reguliuoti. Bet, sakau, aš pasakau, ko aš norėčiau. Martyno komanda pakonsultuoja, padeda, mes pasireguliuojam ir tas labai jaučiasi. Tai tokį padėjo, kad tu gyveni tuo ir, žodžiu, norint greitėti, reikia labai daug sudedamų dedalių, kurios tau leistų važiuoti greičiau. Nes šiaip važiavimas, ar mes važiavam Rokiškį, ar važiuojam dabar, jis mažai ko skiriasi. O skiriasi tiesiog pati mašina, pats reguliavimas. Jinai labai jautriai į tos visus nustatymus, nes kas buvo su Honda, tai tiesiog ten darai, nedarai, o nelabai ką jauti. O čia labai jaučiasi viskas. Taip. Ir šiaip, žinai, toks grįžtamas ryšys labai smagus, kai tu įsitikini, kad tu tikrai jauti, kad, tarkim, mes kai Rokiškio varžybose važiavom, Martynui sakau, blem, kažkaip man per minkštas tas priekis automobilio, reiktų gal mėginti kietesnis važiuoklės nustatymus nusistatyti. Ir galiausiai gavosi taip, kad po varžybų visai netikėtai sužinojau, kad tiesiog grybas mechanikas Deividas įdėjo galinius amortizatorius į priekį. O jie tiesiog yra minkštesnėms spyruoklėm. Jie tokie patys, tik minkštesnės spyruoklės ir gavosi, kad buvo priekis minkštesnis. Tai žodžiu, įsisprendėm. Bet Rokiškį mums tas dar netrukdė. Net tas galvoju, realiai ten buvo. Sakau, būdavo labiau, kad tu labai jau lėki, atrodo. Pasižiūri splitus, tas atkarpų atsilikimus, tu matai, kad tu jau laimi prieš klasėje lyderiaujančius ir staiga po 2 km daugiau nei laimėt atstumo pralaimi. Tai pradėjome ieškoti, kame yra problema ir supratom. Tai realiai Elektrėnų ralį atvažiavę turėjom išsigydę tą vietą, bet tada kitoje vietoje buvo niuansai. Dabar išsigydėm liktai viską, bet tada nepakeisti laidai į naujus, kadangi vėlgi čia mūsų biudžetas smarkiai neleidžia išlysti į lankas. Tai vėl turėjom niuansų, kurie neleido normaliai pagazuoti, bet sakau, leido gerai vis tiek jaustis ralyje, dalyvauti kovoje ir smagiai praleisti laiką. Dar vis turim tą pačią problemą su varžtais atsisukinėjančiais. Bet jau labai mažai ten jau liko. Atsileidžiančių, praktiškai vienas kitas. Ne į kamerą pasakysim, kuris sutrukdė būti greitesnėm. Gerokai greitesnėm, bet nieko. Viską žinom. Kitais metais bus gerai. Kalbant apskritai, mūsų sezonas turėjo būti jau nuo gegužės mėnesio. Tada jisai mum įnešė labai daug nervų, daug žilų plaukų, nes labai daug detalių neturėjom, po to viską gavom, po to pasirodo, kad kažko aš neužsakiau, žinai, toks užburtas ratas. Ir tokių tikslų kažkokių labai neturėjom. Pagrindinis turbūt mūsų buvo susidirbti, susidraugauti, susipažinti su mašina ir, kaip sakau, smagiai leis laiką. Tai vertinu. Apskritai paėmus, kad mums pasisekė su kaupu, nes su kiekvienu greičio ruožu mes tiesiog važiuojam greičiau ir greičiau, matom, kur galim pridėti ir tikrai nebuvo taip, kad mes važiuotume visų 100% ir sakytume, kad jau viskas. Tai tas labiausiai džiugina ir tas mūsų tikslas, manau, yra pasiektas. O kaip Tom? Tai kaip Deiviui ir sakiau, kad mūsų šitą sezoną, sakau, tu daug vilčių nedėk. Tiesiog yra nauja mašina, reikia su ją susidraugauti, susipažinti, nes su Honda mes porą metų draugavomės. Vieną nupirkom su nedraugautusi. Tai lygiai tas pats ir sakydavau Deiviui, kad sakau, tų rezultatų nežiūrėk, tiesiog bandom, važiuojam, žiūrim, kas gausis, finišuot. Rinkt kilometrus tuos, kad kuo daugiau suprasti, nes dabar, kiek mes turėjom 3 ralius, ir 3 raliai
vis atrodo vieną problemą išsprendėjai, atsirado kita. Nėra didelė, bet ta, kuri tau neleidžia važiuoti greičiau, tobulėti. Ta prasme, tobulėti tai ten Deivis ir taip gali, jisai ten ir su neveikiančia gali važiuoti greitai. Tai va, bet noras yra, kad ta prasme nebūtų tokių mažų vaikiškų, kaip sakomės, tas vaikiškas visas bėdas išsigaudyti ir ta mašina tikrai yra žiauriai greita. Tai va, tai šitas sezonas aš iš kokių 10 balų duočiau 8, kad, ta prasme, mes tikrai to net negalvojom, kad mes tiek pasieksim su ją. Mūsų tiesiog buvo, bent jau mano tikslas finišuoti, kiekvieną ralį su ją finišuoti, o čia pasirodo, kad dar galim kažką tai ir kovoti. Tai viskas su ją įmanoma, tik tai reikia daug laiko Deiviui pravažiuoti, tiesiog ir man. Kartu bendro darbo, nes aš manau, kad mes dar kokį 70% tos mašinos pajėgumo, daug dievė, tik tai esame įvaldę. Aš pasakysiu, tiek įvaldėm, tai tikrai. Ypač Utenoj. Iškirpkit. Ne, ką, šiaip tikrai tiek įvaldėm, nes išsisukęs vienas varžtas neleido daugiau jas išnaudoti. O jau tikrai ten važiavom, jau taip smagiai ir tai dar kontroliuojam. Bet, 70% sakau, mes esam pasiekę jos, dar 30% sieksim kitiem metam. Tai, kad būtų 100% tą, ką galima tada. Bet mašiną pagreitinsim, tai nežinau, ar pasieksim ir tai. Realiai, kai matai, kai startuoja prieki tavęs ta N5 plus klasės mašina, R5 ta pati, tai yra wow, kosmosas. Mes stovim apšalę, net full startą padarėm vieną kartą. Negalvojam, žinai, mes apie N5 lyderių tą greitį. Ir šiaip net nežinom iš viso, ko mes ten kiti labiau norėjo ir galvoja, kad mes jau iškart važiuosim tam lyderių greityje, bet mes patys, žinai, supratom, kad jeigu tu čia bandysi iš karto važiuoti ir demonstruoti kažką, tai gerai nesibaigs, o mes tiesiog negalim daryti klaidų šiais metais. Gal ir kitais turbūt negalėsim, bet žodžiu, mes nesistengiam smarkiai galvoti apie tai. Mūsų noras ir tikslas yra po biškį greitė, ta prasme. Pravažiavom, išanalizavom, čia klaidelė, čia aš neužskaičiau, čia gal Deivis per anksti pastabdė. Dar daug tokių visokių yra, bet esmė tame, kad po biškį tobulėjam, greitėjam ir taip pat. Ir mašina svarbiausia, kad sveika, nes jau kai mes sakėm, kad kaip Martynas sakė, kad kaip ralis, tai buferis, tai 3 ralius atlaikė. Taupom. Pagrindinis tai planas šiek tiek susirinkti biudžetą, nes panašu, kad važiuojant su tokią mašinėlę, jeigu tu nenorėtum laikytis tarp lyderių, gal ten kažkaip ir laviruotum ir taip, kaip yra dabar, bet norint šiek tiek greičiau, tai reikia nemažai finansų. Tai manau, planas būtų, kad bent jau kažkiek susirinkti rėmėjų arba pakankamai tiek, kad galėtume jau tikrai normaliai važiuoti. O kitas tikslas būtų, kad mašina greitesnė, tai tiesiog norim N5 plus turėti automobilį, kad važiuoti lėčiau ir būtų tam pačiam greityje. Žodžiu, ramiau, saugiau, kaip ten bus, nežinau. O kitas tikslas finišuoti turbūt trečias. Viską, ką važiuojam. Tai kitiem metam bet kokiu atveju Lietuvos čempionatą suvažiuoti reikia, kad galėtume jau lygiai su lygiais metiniai lentelėj stovėti, o kaip seksis matysim. Tai planas yra, dabar jau nėra kur dingt dabar jau tiek investuota yra, tiek Deivio naktų praleista. Ne tik mano. Bet pagrindė tavo. Tai kažkaip gaila būtų mes šitą visą reikalą. Tai tikslas yra kitiem metam Lietuvą suvažiuoti, o jeigu atsiras lišnų pinigų, tai tada kažkur gal ir į užsienį išlėkti. Į tą pačią Lenkiją ar į tą pačią Latviją. Labiausiai tai norėčiau, žinai, matant tą situaciją, kaip šiai dienai yra, kad daug kas užsistovi,
jiems į patogioj pozicijai, tarkim, iš mineralio, niekas nesistengia tobulėti, kad jeigu tu turi norą, kad tu bandytum siekti, bandytum atrasti tų pinigų, jėgų ir eiti toliau, nesakau, mes irgi tik iš krūvino tokio darbo atėjome iki čia ir tikrai galim pasakyti, kad yra viskas įmanoma. Ir to palinkėčiau, kad nenustotų žmonės siekti svajonių, nes sakau, mes irgi buvom palūžę čia tiek kartų. Aš jau net nebenorėjau apie tą ralį galvoti, nu viskas. Bet po to sakau, kai tu išvažiuoji, išsimiegi, kita diena ateina, viskas vėl iš naujo, paspaudi restartą, vėl eini į tą garažą. Ir sakau, kai tu atsirandi čia, kur mes dabar esam, tai yra kosmosas. Tai va, palinkėčiau nenuleisti rankų. Aš tai palinkėčiau, kad svajoti reikia atsakingai, nes svajonės pildosi.